nieks už tave nieko nepadarys. Tu esi pats savo gyvenimo šeimininkas ir tikrai nieks neišgelbės. Aš visą laiką stengiuosi būti atviras, kalbėti atvirai ir noriu, kad kiti žmonės su manim irgi būtų atviri. Kuo didesnė įmonė, kuo labiau sekasi, tuo bendrauji su daugiau įvairių žmonių. Tuo iš jų semiesi daugiau patirties, tuo atrandi naujų kažkokių galimybių. Aš kiekvieną kartą labai jaudinuosi ir prieš pokalbius, ir per pokalbį vis išgyvenu tam tikrus jausmus. Labiau baisu nepastebėt, kad negaliu sustoti. Tai jeigu pastebiu, kad jau sukuosi tam rate, tai džiaugiuosi, kad reiškia dar nesisuku. Sveiki, auginančiuose pokalbiuose su CEO. Šie pokalbiai man svarbus dėl to, kad aš čia vadovus kalbinu, norėdama suprasti, o kaip jie, būdami vadovais, leidžia savo būti tiesiog žmonėmis. Man tai yra svarbu kaip vadoviai ir tikiu, kad ir jums klausantiems šie pokalbiai leis būti drąsesniais, leis būti daugiau autentiškais ir kurti ir statyti komandas, daryti rezultatus, taip kaip plaukia iš širdies. Ir šiandien kalbinu UAB Infes generalinį direktorių Arvydą Markevičių. Labas, Arvydai. Labas. Labai dėkui tau, kad atėjai ir kad skirsi laiko pokalbiui. Ačiū, kad pakvietei. Prašom. Žinai, aš noriu pradėti nuo tokių blitz klausimų, kad mes truputį prisijaukintumėm šitą pokalbio erdvę ir kad kažkaip tai su tokiu žaismingumu įsivažiuotumėm į pokalbį. Sutinki? Turiu pasirinkimą kitą? Ne. Tiesiog. Tai gerai, Gerai? Sutinku, galim pradėti. Pradedam. Su kokiu žymiu žmogum norėtum pavakarieniauti ir ko jo paklaustum? Koks klausimas? Kas tas žymus žmogus? Tau žymus žmogus. Arba įdomiu, svarbiu, su kuriuo gal šiaip, žinai, nepaskambinsi, alio einam pietų. Aš norėčiau su Depeche Mode vokalistu. Ir ko paklausčiau? Aha. Paklausčiau, kodėl geriausias dainos kūriamos sunkiausių momentų, o ne geriausių momentų savo gyvenimo. O kodėl taip darai prielaidą, kad geriausios dainos sunkiausių momentų? Man atrodo, kad geriausios dainos, kurios girdžiu, klausau ir kurios griebė širdies, kaip pasidomiu tuo atlikėju, tai jisai būna dažniausiai pačiam ten savo, nežinau, duobėjai giliausiai. Tai būtų apie tai labai įdomu pakalbėti. Aš net ir pats kažkaip tai esu patyręs su savim, kad kartais geriausi sprendimai būna tada, kai labai įkrenti į tokią kažkokią duobę ir turi laiko apie tai pamastyti ir kyla kartais genialių idėjų. Aš jau nuo pirmo klausimo matau, kad mano šitie blitz klausimai visai nėra blitz, nes reikia iš karto atsakyti. Mes pradedam kapstyti, bet tai yra faina labai. Tu ir prisistatymą savo sakai, kad tu esi gilus žmogus, tai man faina, kad kapstom giliau, bet čia gal tiesiog ne blitz klausimai, tokie netikėti arba ne į temą. Gerai, tada kitas klausimas. Žodis, kuris geriausiai tave apibūdina? Gal kitaip? Kitaip. Ir taip visada buvo? Kitaip? Ar... Nežinau, pastaruoju metu vis dažnai kažkaip apie tai pagalvoju ir pasako kiti žmonės, kad tu vis nori kažkaip kitaip. Ir kažkaip vis rūpi, nežinau, čia dabar truputį, jeigu noriu jeigu man gražus kažkoks automobilis ar tenai, nežinau, tai man vis norisi to, kurio jau nebegamina. Jeigu įsirenku kokį nors modelį, tai aišku, nebegamins jo. Ir jeigu norisi kažko, tai nežinau, žygio batų, tai būtinai įsirinksiu tuos, kurie nepopuliarūs ir kurių nieks neperka. Ten jeigu noriu kažką į darbą priimti, kokį nors žmogų, tai vis
vis noriu, kad jis kažkuo tai įsiskirtų ir būtų kitoks negu standartinis, tai vis tas kitaip lydi kažkaip tai. Nežinau, gal tai yra visai faina ir įdomu. Tai matyti yra tas dalykas, kuris tave įveda į kažkokį geresnį rezultatą, įdomesnį, vertingesnį sprendimą. Tai čia turbūt, kad taip. Tavo variklis toks. Nežinau, turbūt toksai, ką žinau, čia mūsų kartos vis ne iki galo, vis ne iki galo, vis nepakankamai. Ne? Vis kitaip. Tai aš kažkaip vis galvoju, kad dabar jau pradėjau, reikia nepamiršti, atsigręžti atgal ir pažiūrėti, kaipgi yra iš tikrųjų, o ne vis galvoti, kad nepakankamai. Tas, aišku, iš vienos pusės veda judėti priekį, iš kitos pusės, o tai kada ta pabaiga, gal niekada. Bet tas kitaip, tai toksai, jisai toksai ir geras, ir blogas, ir linksmas, ir liūdnas, kažkoks toks daug laisvės. Va. Džiaugsmas ir prakeiksmas. Daug laisvės. Man patinka laisvė žodis. Okay. Kokia knyga, kurią norėtum dar kartą perskaityti? Dar kartą perskaityti. Nenorėčiau aš dar kartą perskaityti. Yra naujų knygų, kurių yra pilna ką perskaityti. Žinai. Tai dar kartą perskaityti. Vat gyvulių ūkį norėčiau gal dar kartą pasikartoti. Labai aktualu dabar. Okay. Kokią supergalią norėtum turėti? Supergalią. Kažkur tokį klausimą čia girdėjau, čia nesenai. Mes ir turim darbe susirinkimų tokį formatą ir turim vis tokį apšilimo ratelį prasukt. Tai tokį klausimą buvo uždavus čia mūsų viena kolegė apie supergalę. Dabar bandau atsiminti, kas tada buvo ten atsakyta. Vaikščiot ant žemės galim, skraidyti po debesiais, svajonėse galim, gal skraidyti norėtųsi, gal, jo, paskraidyti. Kas su ja darytum šitą supergalę? Tai gerai, išskrisčiau į kosmosą. Paskraidyti. Okay. Gerai. Ir paskutinis dar klausimas, su kuriuo galėsim nert gilyn ir toliau visą į temos klausimą, tai klausimas, kurį vis nešiojasi su savimi ir šiuo metu ieškai atsakymų. Tai visą laiką galvoju, ką man to reikia. Ta prasme, čia kai sugalvoji, kad reikia kitaip, kad nori dar, tada kyla klausimas, o kam to reikia, ar kaip? Visą laiką kyla klausimas, kam to reikia. Čia truputį pasakau prieš, kam reikia mokintis ir gilintis žinias, lankyti kažkokius vadovų mokymus, susitikti su skirtingais žmonėm, kam viso to reikia. Tai aš savo į tą klausimą atsakau, kad priimti skirtingus žmonės. Tai iškėlęs klausimą, kam man to reikia ir apie tai pagalvojus visai randami atsakymai, kokia prasmė to viso, ką darau, kaip gyvenu, kaip dirbu ir taip toliau. Kokius ten tikslus keliuosi, kaip juos įgyveninu, tai tas klausimas, ką žinau, gal toks nuvalkėtas, prasmės ieškojimas, bet galima juk paprastai pažiūrėti tą klausimą ir atsakymų rasti visai paprastų, tai viskas taip. O tau šitas klausimas, jisai kyla natūraliai kiekvienoje situacijoje arba ten vadovo darbe, asmeniniam gyvenime, kažkur kitur, ar jisai kyla tada, kai susiduri su kažkokiu iššūkiu ar abejonėm, ar sunkumais, kada tu jį keliesi savo? Visaip. Nežinau, dabar galvoju, kartais natūraliai, kartais reikia gal jį užduot, kad jeigu kokią nors pasimeti kokią nors situaciją, nežinai kaip priimti sprendimą, tai jisai padeda taip sugrįžti ir priimti lengviau sprendimą.
Nu visaip, čia nėra, kad automatu visą laiką lenda šitas klausimas. Gal visai reiktų įsiugdyti šitą super galę, įprotį, kad jisai visą laiką kiltų ir iš karto atsakytum. Pasirinktum A arba B ir važiuotum toliau. Nes kiekvieną dieną mes labai, ne mes, nežinau kaip tu, aš turiu pasirinkti daug kartų. Kas nėra, nežinau, nėra lengva kartais labai lengva. Visaip gerai. Jo, man tai šitas klausimas, aš irgi dažnai užduodu, jis toks padeda sugrįžti prie esmės. Nes kartais būna, kad atrodo ir žinau, ką noriu nuveikti, ką noriu pasiekti, kur noriu ten kažkokį tai projektą įgyvendinti. Ir atsitinka taip, kad tarkim įvyksta sunkumas, ten kažkoks pasipriešinimas didelis. Matau, man nepavyksta. Ir tada labai lengva tiesiog nuleis. Nepavyko. Bet aš tokiais momentais mėgstu grįžti prie esmės. O dėl ko? Dėl ko aš tai pradėjau, ką man to reikia. Ir tada kažkaip energijos atsiranda, jėgų atsiranda tą tęsti, nepamesti. Tai lengviausia visą laiką numesti ir nebedaryti. Tai bet o kas po to? Tai kaip pasakyti, aš irgi žmogus. Ne, bet užplūsta visokios mintis visą laiką, tai nežinau, jas reikia nuvyti ir daryti, ir spręsti klausimą, nes padėjus į kažkur šonę, jisai niekur nepradingsta. Tai nereikia numarinuoti. Jeigu kilo klausimas, tai reikia atsakyti kažkur tai. Ar pas tave viduj, ar pasakyti išorę, bet neviniotinės tas klausimas, jisai visą laiką lieka ir jisai tau trukdo eiti priekį. Tai. Vis sugrįžta ar sugrįžta. Jo nepadėsi niekur. Tai va. Okay. Gerai, tai gal aš dar sugrįšiu prie tų blitz klausimų, bet matau, kad jau vis tiek jie apšildė, man atrodo, mūsų šitą pokalbį ir apie vadovavimą mes čia susitikom pakalbėti, kaip tu supratai ir kada supratai, kad esi vadovas. Ar tik tada, kai gavai tokias pareigas ir susikūrei tokias atsakomybės, ar visą laiką jauteisi, kad turi lyderystės, gebėjimo prisimti didesnę atsakomybę, tokį kaip ir vidinį, nežinau, alkį ar natūraliai tas gaunasi. Kaip ta tavo vadovavimo kelionė prasidėjo? Nežinau, sunku vertinti. Draugas toks sakė, draugas pasistatė molio namuką ir ten veda visokius mokymus. Tai mano vaikystės draugas man sakė, tai Arvydai, tu visą laiką eit, paskui tave kažkaip žmonės norėjo sekti kieme. Kažką veikti kartu, ten, nežinau, burdavosi aplinkui. Aš asmeniškai taip nesijaučiau, jaučiausi kažkoks nepilnavertiškas, kad aš čia gal blogai darau, bet čia iš vaikystės tokie dalykai. Ir nors mane supdavo kažkaip tai žmonės faini ir mes su jais kažką tai vis veikdavom vaikystėje. Tai taip ir po to studentavimo laikais, mokykloje, darbe visą laiką kažkaip tie žmonės aplink mane burdavosi ir jiem, kaip suprantu, dabar būdavo įdomu su manim kažką veikti. Tai tapus vadovu, tai tas pats ir liko visiems žmonėm, su kuriais aš dirbu ir bendradarbiauju, jiem turbūt yra gera su manim dirbti. Tai taip aš tampu vadovu ir su žmonėm kartu dirbu. Tai ar aš kažką čia siekiau būti vadovu, niekada nesiekiau, niekada nebuvau, kažkokio tokio plano neturėjau, o tiesiog taip kažkaip savaime gavosi. Gal aš nesiplėsiu, kaip aš jo tapau ar dar, bet šiaip tikrai nebuvau užsirašęs kažkur tai, kad aš po 5 metų ar po 10 metų darbo vienoje ar kitoje įmonėje noriu tapti vadovu, o po to noriu dar kažko tapti. Natūraliai juo tapau ir esu dėkingas tiem žmonėm, kurie pasitikė manim ir aš vadovauju tiem verslam
ir manau, neblogai sekasi. Vėl sakau, neblogai sekasi. Gerai sekasi. Reikia sakyti, gerai sekasi. Gerai sekasi. O ką tau reiškia būti vadovu, jeigu taip, ne šiaip labai formaliai pasižiūrėtumėm, bet kaip žmogui, ką tau duoda galimybė tas žmonių suteiktas pasitikėjimas ir ką tu iš to gauni sau? Tai aš gaunu savo tokį tobulėjimą, tai kažkaip vis galvojau, kokia prasmė vėl vadovauti dideliai įmoniai, kur veda, kokią naudą gaunu savo, tai kažkaip tai kuo didesnė įmonė, kuo labiau sekasi, tuo bendrauju su daugiau įvairių žmonių, tuo iš jų semiesi daugiau patirties, tuo atrandi naujų kažkokių galimybių. Tai man tas vadovavimas yra, jeigu savo toksai grinai, tai apie žmonės, tai yra toksai bendravimas, patirtim dalinimasis su žmonėm, kurie irgi yra tam tikrų specialybių, pasiekia tam tikras ten aukštumas, ne aukštumas, kaip čia pasakyti, savo srity ir labai tai įdomu labai. Aš būdamas vadovu įmonės bendrauju su HR vadovu, kuris žino apie HR daug, statybos vadovu, kuris žino apie statybą daug, ten procesų vadovu, kuris apie procesus žino ir visi jie sudaro visumą, kur labai yra daug įdomių dalykų. Ir ne tik tokių kažkokių inžinierinių, bet apskritai, kaip jie bendrauja su žmonėm, kokiu stilium jie ten vadovauja, kokias daro klaidas, ko galima iš jų pasimokyti ir viso to toks, geras, faina. Tai toks, paprastai taip tariant, tai tavo yra augimo ir mokymosi būdas būti vadovu. Gaunasi taip kažkaip, sakau, dabar į tą klausimą tai atsakau gal taip, kad aš mokausi būti su skirtingais žmonėm. O kalbant apie tą mokymas ir apie augimą, tai užsiminė, pradėjai nuo kažkada nuo vaikystės kiemo, natūraliai matyti tam tikros asmens tavo savybės traukia žmonės ir kažką tai darai, bet kai jau pradėjai dirbti vadovu, kaip augai, kokias pastangas dėjai, kas tau gavosi natūraliai ir kaip ta augimo kelionė atrodė? Man toksai, aš gal norėčiau, kad visų pirma tas augimas, mokslai ten kažkokie ar dar, tai vienas, bet kitas dalykas, toks paminėti norėčiau labai atvirumas. Kažkaip man atrodo, kad ir aš taip atrodo elgiuosi ir tą natūraliai elgiuosi. Aš su žmonėm bendrauju atvirai, pasakoju jiem atvirai, kaip jaučiuosi, aš jų klausiu atvirai, kaip jie jaučiasi, ne dėl to, kad užsidėt varnelę, nes man iš tikrųjų rūpi. Tada, kada jie tai supranta, jie tampa atviresni ir mūsų visas tas ryšys tarpusavy tampa toksai, ne visai formalus. Ir tada gaunasi tie gilesni ir pokalbiai, ir tas nusiteikimas darbui ir viskam. Tai man tas atvirumas toksai. Tai ar galima jį mokintis, turbūt galima. Atvirai pasakyti, ko nori, atvirai pasakyti, kas nepatinka, atvirai pasakyti, kas patinka, atvirai prieš save būti atviru, prieš kitus. Tai čia dar reikia mokintis ir manau, kad čia yra tokia pasitikėjimas, atvirumas viena iš pagrindinių tokių vertybių vadovo kelyje. Tai, o kiti dalykai, nežinau, man atrodo, kad vadovas turi, vadovas bendrauja su žmonėm, tai tam, kad jis bendrautų, rodytų pavyzdys, pats turi būti ramus, užtikrintas, pasitikintis ir ne su kažkokia kaukė, bet iš tikrųjų. Tai tam, kad tai būtų, tai tu pastoviai turi dirbti su savim. Žinau, ugdytis, mokintis, ten ieškoti, skaityti knygų, įdomiausių, kur antrą kartą nori paskaityti, ne?
Tai aš nežinau, ar čia dabar man pasakot, kur per kokį, gal tokius, nežinau, man yra įsimintinas toksai momentas, kai kažkada tai ieškojau tokio irgi kažkokio klausimo, tai ten esu pabuvęs ten tylos stovykloje 10 dienų, kur nekalba niekas. Ir pamastęs, nežinau, pajutęs, kaip aš galiu pabūti tokioje aplinkoje, ką aš galiu suprast, tai toksai dalykas man visai davė supratimą, kiek žmogus gali dar daug suprasti apie save, kiek kokios jos galimybės ir kokių jisai supergalių turi. Kai klausė apie skraidimą, tai mes užsisukam rutinoj, per tos darbus bėgam, lekiam, nejaučiam savo kūno, nejaučiam savo proto, nejaučiam savo kaip jausmo ir tada nebūnam savo kūne kažkokiam, tai nejaučiam ir gyvenam kažkokiam keistam pasaulyje, kur dienos bėga savaitės ir žiūri kalėdos, vėl kitos kalėdos, tai aš tai taip, nenoriu, tai man kažkada tai ta tylos stovykla davė suvokimą, kad, reikia kartais sustoti ir pažiūrėti, kaip gyveni ir ką čia darai. Tai tas, aišku, prisėda. Ten išmokau tokį vieną dalyką, kad amžinai nieks nesitęs. Tai nei gera, nei bloga, amžinai nesitęs ir viskas praeis. Tai nereikia čia labai džiaugtis, kad labai sekasi, nereikia labai liūdėti, kad nepasisekė, nes apsisuks viskas ir vėl iš naujo. Tai kažkaip būt čia ir dabar gyvenimą. Tai jau dabar, kai jau būna sunku kas nors, tai visą laiką žinau, kad galima nuvažiuoti, patylėti ir atrasti atsakymus. O tau nebaisu sustot būna? Bet kai būna sunku, ar neįsisuki tokia, dar labiau karuselę, kad aš turiu čia ir dabar sugalvoti, išspręsti ir jau ko, bet eiti ir tylėti kažkur tai, ar padaryti pauzę, negaliu sau leisti kaip vadovas. Labiau baisu nepastebėti, kad negaliu sustoti. Tai jeigu pastebiu, kad jau sukuosi tam rate, tai džiaugiuosi, kad reiškia dar nesisuku. Tai nebaisu, nes pastebiu, kad jau tam rate esi ir tada reikia atsitraukti ir pabūti, nes gyvenime balansas turi būti ir ne tik tai dirbti, yra ir laisvalaikis, yra ir šeima, ir vaikai, ir mes... Aš turiu tai išlaikyti, nes kitaip aš nebūsiu savimi ir man tai yra labai svarbu. Jo, šiandien ryte gal važiavau su vaikais, sakiau, apie jūs ką nors pašnekėti, sakė, gali pašnekėti. Tai va, Ara ir Ana, apie jūs šneku. Linkėjimai. Ko moko tavęs vaikai? Nežinau, kaip čia suformulavau tą klausimą, bet supratai. Tai moko priimti žmonės, tą patį, visi mokslai. Čia akivaizdžiausiai matyt moko artimiausi tie. Ne, moko pamatyti, kaip aš vaikštau susikišęs rankas į kišenės abi ir kaip atrodau labai kažkoks tai nekultūringai. Ir tai sakau, Arai, kaip tu čia vaikštai? Tai sako, tai tu tai vaikštai. Tai aš dabar pagalvoju, blemba, kaip atrodau prastai. Tai Arai, aš pasistengsiu, ne. Arba jas visai pasako, kad labai keikėsi. Moko nesikeikt, nevaikščiot rankų susidėjus. Ten dar kokių blogų dalykų. Viską rodo, koks esi. Tai aš tai kažkaip džiaugiuosi, kad vaikai ima pavyzdį iš manęs, tai reiškia dar esu jiem kažkoks tai autoritetas. Kai nebepastebėsiu savęs juose, tai reiškia kažkas negerai. Labai gražiai tu čia primini irgi, aš irgi turiu vaikų ir čia Robertai greičiausiai savo vyriausiai turėčiau perduoti linkėjimus, nes akivaizdžiausiai matosi, kaip mane kažkas tai erzina, ar aš ją auklėju ir tada vyras sako, klausyk, gal atstok nuo jos, nes lygiai tokios pačios abidvi esat. Tai tas vaikų veidrodis, atrodo, turim labai čia kažką perauklėt, bet priminimas yra, kad
Tai jo, Arus, sakau, Pačiam kiek tu gali susitvarkyt. apsikrėst ten, valgydamas. Tai Mananas sako, tu žiūrėk, visas apsikrėtei. Tai šiandien prieš čia filmuojant valgiau sriubą ir sakiau kolegom, tai sakau, tikrai apsikrėsiu baltą laikę. Bet tau pavyko, šauniai. Niekas nežino, gal persirengiau. Gerai, sakykim, kad pavyko. Ok, man žinai dar kas, kažkaip noriu grįžti prie to, ką tu pasakei. Aš visą laiką stengiuosi būti atviras, kalbėti atvirai ir noriu, kad kiti žmonės su manim irgi būtų atviri. Tai labai gražiai skambanti frazė ir labai teisinga, bet kaip tu išdrįsti, būdamas vadovo pozicijoje, vis tiek tai yra, uždeda vadovo poziciją tam tikrą tokia kaip ir kaukė, ne, kad turi žinoti, turi suprasti, turi mokėti, negali būti silpnas. Nu, aš nesukūriau pati, bet girdžiu tokius dalykus. Tai kaip tau, žinant tai, pavyksta būti atviru? Ir ar tu nebijai būti atviru? Ar tu nežinai tiesiog tokios tiesos, kaip aš žinau? Nu, ką čia prislėpsi, vis tiek, nu, reikia, galutiniam taške reikės būti nuogam. Tai kuo anksčiau būsim atviri. Aš nežinau, tas atvirumas, kaip čia jį suprantam, ar atvirumas yra, kad aš pasakoju nuo ryto iki vakaro, ką veikiau viską, ar tiesiog atvirai sakau, kaip jaučiuosi, tai čia tokie skirtingi dalykai, tai nebūtina visko pasakoti, ne? Taip. Bet jeigu tu, nežinau, jeigu aš pasakiau kolegai, kad kaip nors nesusilaikiau ir jį kaip nors negražiai su juo pabendravau, bet net to nepajutau, tai aš norėčiau, kad kolega man pasakytų. Kad Arvydai, tu, nu, aš labai blogai jaučiuosi, kaip mes pasikalbėjom ir aš nuo to, ten valandą galvojau, kad aš esu nieko vertas. Nes kartais gali pats nesuprasti, kad pasakai blogų dalykų. Tai jeigu kita pusė niekada nepasakys, kaip jaučiasi, tai aš arba kitas žmogus niekada nesuprasiu savo klaidų ir negalėsiu tobulėti. Tai aš esu tokių atvejų patyręs su kolegė, kur jinai yra pasakė man, kaip jaučiasi. Mes žiūri gerai pašnekėjom, sakau, aš net nesupratau, kad aš tau tai padariau. Sako, jo, bet aš net ten verkiau ten po mūsų pokalbio. Sakau, tai ačiū, kad tu man pasakai. Ir kažkaip mūsų santykiai su ta kolegė tuo klausimu labai yra įsisprendę ir labai yra, nu, geri tokie, nes mes vis pasišnekam. Kaip dabar tu jautiesi, ar atsimeni tada, kaip buvo? Ir sakau, kaip ačiū, kad tu išmokinai vat, kažkaip pasakyti ir supras, nes aš ne visada pastebiu, kad gal taip elgiuosi. Ir tada paklausiu, aš klausyko, aš dabar taip elgiuosi, sako, jau nebe. Nu, tai reiškia, tai vat, tas atvirumas išmokino mane elgtis, nu, ne tik su ja, bet ir su kitais, nu, nebesielgti taip. Tai vat kažkoks toks, nu, reikia nebijot pasakyti atvirai kitam žmogui, kaip tu jautiesi, nes mes neskaitom kitų minčių. Ir mes negalim galvoti taip, jiegi negalvoja taip, kaip tu galvoji, ir nesielgia taip, kaip tu elgiesi, tai reikia pasakyti. Tai aš visiems siūlau, pasakykit ir nebijokit, kad kas nors nutiks, ne tik man, tai kuo anksčiau kažkas nutiks, tuo visiems bus geriau. Tai aš kažkaip tai reikia užantį nenešiot, nes niekur tai neveda. Va kaip. Nu, gražiai pasakai, bet aš dar kitokio dar atsakymo noriu. Dabar tu pakalbėjai apie jausmus, kad vat, kaip pasakyti, kaip jaučiuosi, ne? Bet kalbu apie atvirumą, kai aš gal jaučiuosi, kad kažko nežinau, nesuprantu, nemoku. Bet aš apie tą daugiau šneku, kiek tu leidi savo ir kiek leidi ir kaip išdrįsti, jeigu leidi būti tokiu pažeidžiamu, rodydamas savo kažkokį tai nepasitikėjimą, ne apie vaikystę, kai šnekėjai, tai minėjai, kad buvo tokio netikėjimo savim ir kažkokios menkesnės savivertės. Ar tas dabar tau nebėra kaip vadovui? Tai aišku, kad yra.
visko yra ir ne visą laiką gali gal pasakyti. Tai, vėlgi sugrįšiu, tai reikia nebijot paprašyti pagalbos, nes tu negali visko mokėti, viską žinot ir viską suprast. Tu tikrai turi krūvą aplinkų žmonių, kurių gali paklaust, paprašyti pagalbos ir išspręsti. Tai kuo daugiau neprašysiu pagalbos ir bandysiu pats išspręsti klausimą, kurio nesuprantu, rodydamas, kad aš visgi jį suprantu, tai sugaišiu laiko. Tai galima juk paklausti. Arba pasakyti, kad šito aš nežinau. Tai kažkaip tai... žinok, vėl grįžtų prie to atvirumo. Aš suprantu, kad žmonės kartais bijo paklausti, nes bijo, kad gaus velnių. Tai ir neklausia. Ir ta numuilina ir gaunusi, kad vienas... Arba bijo pasirodyti kažkokie tai nežinantis. Tai gana bijot nežinantiem, tai nevaidinkim. Atsistokim prieš veidrodį ir nebijokim. Pasakykim, kad to nesuprantu ir reikim, ugdykim save. Aš truputį toksai, nežinau, piktas, piktas, gal blogas žodis. Jeigu tu neapsisprendęs ir nežinai, ar tu esi savo vietoje ir bandai pritempinėti, tai jau gal laikas pasakyti savo, kad aš ne savo vietoje ir arba keistis, nežinau, ugdytis, mokintis, arba kažką kitką veikti. Tai reikia pagaliau paimti ir nuspręsti. Nes ateis pabaiga. Tai tada žmonės perdega, nepasakė, jaučiasi neįvertinti, kažkokios nuoskaudos ar dar kas nors. O kartais gal reikėjo tik tai paprasto pokalbio ir viskas aišku. Ir visi išsilaisvino. Ir vėl laisvė. Išsilaisvino, jis žino, kad taigi yra dar daugiau galimybių. Nebūtinai, tai nežinau, gal aš visai nenoriu būti vadovu. Gal man čia pastatė, liepia būti juo. Aš niekada nenorėjau, bet nemokėjau pasakyti, kad nenoriu. Nežinau. Vėl tas pas atvirumas. Visur prie to pačio. Ir čia gal dar toks atsakomybės prisėmimas už save, kaip už saugusį žmogų, kad aš turiu pasirūpinti savim. Pasirūpinti, pasakydamas, kas man netinka, pasirūpinti, pasakydamas, ko aš, nežinau, nemoku, kur man reikia pagalbos. Ir čia labai taip gal galima pereiti ir prie tos temos, kur mes prieš pokalbį kalbėjom apie aukas, kaip tu irgi minėjai, kad tai yra tam tikras buvimas aukos pozicijoje, kai aš kažko nežinau, nemoku, bet aš nieko nesakau ir paskui viduje ten graužiuosi ir burbu. Tai aš kaip ir šnekėjau, tai nustokim skųstis, nes man kažkas yra suskundimusi, aš dar šito pats neatradau, gal prašysiu kokiu nors šitų kunigo pagalbos, kad pasakytų, kas man yra suskundimusi. Aš nepakeliu, kai skundžiasi, taip truputį perkelti, negalima visko pakelti, bet tai jeigu tu kažkas, tai daryk, klausk, spręsk, keiskis, jeigu, kiek galima skūstis, nebereikia skūstis. Tai čia toksai, nieks už tave nieko nepadarys, tu esi pats savo gyvenimo šeimininkas ir tikrai nieks neišgelbės. Gal vieną kartą išgelbės, antrą kartą, bet vis tiek turėsi pats priimti sprendimą ir padaryti tam tikrus veiksmus, jeigu tu nori, jeigu tu supranti. Labai daug žmonių turbūt nesupranta, kad jie skundžiasi, nes visą laiką kažkas juos gelbėjo. Tai kažkaip nustokim skūstis, o keiskimės ir darykim ir visiems bus nuo to lengviau gyventi ir judėsim į priekį ir nebus jokių čia verkšlentojų, kiek galima. Aš nenoriu. Man kažkaip neįdomu. Kaip tu kaip vadovas elgiesi, ar, komunikuoji komandai, pastebėjęs tokius reiškinius, nes manau, kad pasitaiko tokių žmonių netgi tavo komandai. Aišku, pasitaiko, natūraliai. Neatlaikau ir juos ant jų kokį čia žodį. Ir juos pažemino, neatlaikęs. Ir nuo to jam nepasidarė geriau nei man.
Tai dirbu su tuo, kad užduodu klausimus ir kad jie juos patys rastų atsakymus. Tai aš norisi juos ugdyti, kad jie patys prisimtų atsakomybę už savo gyvenimą, o ne kažko ieškotų skusdamiesi. Tai blogas kelias yra juos žeminti arba juos ten budeliauti prieš juos. Tai norisi užduoti klausimus, bet tol, kol žmonės nesupras, kad skundimus niekur netobulės nenueis, tol nieks nepasikeis ir nieks jų neprivers to padaryti, kol jie patys nenorės. Tai, užtenka tos kančios. Aš kažkaip vis mes šiandien tokia kančia, bet man tos skausmingas klausimas. Kiek galima kentėti? Gyvenimas šiaip visai yra įdomus ir smagus ir daug yra ką veikti čia. Tai gal nereikia kančioje gyventi, tai išsilaisvinkim iš tos kančios. Gyvenam puikioj šaly. Man labai faina klausyti tavęs, kaip tu, kaip taip, nežinau, kokį čia žodį vardinti, bet taip nuoširdžiai atrodo tiki tuo, apie ką šneki ir kaip iš tikrųjų tas atvirumas tavo gyvenime supaprastina visus reikalus ir pagreitina net. Visada tu toks buvai? Turbūt čia yra įgimta kažkokia savybė. Nežinau, ar pagreitina, gal kartais palėtina. Nežinau, gal ką nors priverčia susimastyti. Gal man taip lengviau, gal aš čia permetu kažkam savo, nežinau, kažkur girdėjau, kad čia tai permeti kitam atsakomybę ir dabar su tuo atvirumu kitas turi dabar pats susitvarkyti su mano atvirumu. Tai... Nežinau, čia gal kažkokie tai šitie psichologai turi kažką pasakyti, kas čia turbūt čia paaiškinama viskas. Bet man tai patinka, aš tikrai, kaip pasakyti, randu ryšį su kitais žmonėm, man sekasi su jais bendrauti, giliau, atviriau ir tai nėra kažkaip tai netikra. Tai reiškia gerai tas atvirumas. Nebūtina, aišku, su visais, koks čia patarlė, kai mokinys bus pasiruošęs mokytojas pats atsiras, ne? Tai jei nepasiruošęs dar būtų atviras, tai būk dar neatviras, bet vis tiek kažkada turėsi atsivert, bent jau savo. O dėl to, ar čia buvau viso, tai turbūt gal visada, tai kažkaip. Man patinka pakalbėti su žmonėm ir man patinka labiau pakalbėti, o ne pašokti. Tai va. Pasišnekėm apie dalykus, kurie atrodo tau taip natūraliai gaunasi vadovo kėdėj. O kas dar vis sunku yra? Ir kur dar tau reikia, ar tai pastangos, ar vis išeiti iš, taip madingai šnekant, komforto zonos, siekiant būti geresniu? Tai yra sunkių dalykų, kurie yra taisyklėm paremti, kur reikia labai laikytis tvarkos, taisyklės, prakontroliuot, pradeleguot, pažiūrėti ar padarė. Vėl tai šitas man dar yra sunku, nors situacija gerėja. Sunku, aišku, vertinti pačiam, gal kolegos galėtų pasakyti, bet to dar trūksta ir tą mokinuosi, išsugdyti įprotį, kad labai norėčiau taip, kad jeigu mes susitarėm, tai tas žmogus padarė ir pranešė, kad padarė. Bet tiesiog gyvenimas ir darbė yra toksai, kad neišeina taip dar padaryti. Ir pats tada automatiškai taip irgi elgiuosi dar, kur ne visą laiką pasakau, kad padariau ir kolegai, bet stengiuosi tą. Tai va šitą reikia dar ugdytis, tą tokį nuoseklumą ir tą tokį atsiskaitimą, kad žmonės taip rūpėtų, kad jaustų atsakomybę, kad jeigu sutarėm padaryta, kada padaryta, tai va tą reiktų dar jo. Pašnekėti čia apie šitos, tai lengva, pasigilinti į žmonės ten lengva, bet kartais tuos tokius ten sunkiau. Kas dar? Gerai, yra
be proto sunku formuluoti įmonės tikslus, aiškius, pamatuojamus ir ambicingus. Yra be proto sunku suformuluoti kitiem departamentam tikslus, kurie būtų susijęti su įmonės tikslais ir būtų aiškus, pamatuojami, ambicingi ir įgyvendinti ir ne nuo lubų nuleisti. Yra sunku sukurti visą sistemą, kur visa įmonė tikėtų tais įmonės tikslais ir galėtų matuoti savo veiklą ir siekti rezultatų ir žaisti kiekvienam skyriui departamente, nežinau, krepšinį ir sirgti už jį. Tai yra sunku. Ir nežinau, ar tikrai yra daug įmonių, kurios labai aiškiai yra susiformulavę savo tikslus ir jų siekia ir nusekliai viską daro. Turbūt įtariu, kad tom įmonėm, kuriuom sekasi, taip yra padarę. Tada kitom įmonėm, kurios taip nepadarė, gali vieną dieną sektis, kitą ne, o visiems kitim gyvenam ant tokio. Pasiseks, nepasiseks. Tai yra sunku. Yra sunku, nežinau, išugdyti žmonių, kad dirbtų, nežinau, trūkstamų specialybių, atrasti vadovų, kurie norėtų dirbti. Yra daug visokių yra sunkių dalykų darbe. Nežinau, dar vardinti čia. Dar turi? Tai turiu labai daug. O kaip tu augini save? Jau pakalbėjom apie tai pradžiai, kad yra komanda stipri, iš kiekvieno skirtingos srities profesionalo gauni kažką, tai per tą atvirumą daug suprantat, bet ką darai kaip vadovas ir tai, nežinau, ar gal yra net rutinos tavo dalis, kad tu žinai, kad aš kaip vadovas turiu sistemingai tą daryti ir šitos veiksmus darysiu, kad augčiau, auginčiau komandą ir mažinčiau kažkokiu tai netobulumus ar rizikas, kad nepasiseks. Tai daug yra visokių dalykų, bet aš manau, kad kiekvienas vadovas turi auginti save, mokintis ir tą, kai išmoko, nelaikyti savėjo, perduoti kolegom. Tai, žinau, sužinoti teoriją ir tada naudoti praktiškai įmoniai, ką išmokęs ir perduoti ir, nežinau, perpasakot, pravesti tuos pačius mokymus, tą, ką išmokai, dalintis. Tai kažkaip labai svarbu pritaikyti, o ne tik tai kaupti kažkur tai. Ten turbūt, žinot, daug žmonių, kurie ten baigia po 5 aukštuosius, bet nebūtinai ką nors ten daro arba dirba tenai. Tai kažkaip tai mokinimasis turi būti praktiškai panaudotas. Tai toksai reikia išmokti ir dalintis. Tai toksai galbūt. Papasakot. Papasakot, kad tavo vadovai irgi norėtų tą mokintis, irgi nueitų kažkur tai, irgi save paaugintų, nes jeigu tu čia vienas ten auginsi ir kiti ne, tai nieko iš to nebus. Tapsi, kuo čia, visažinių prie upelio, ne, su barzda sėdė ir viską žinai. Tai šitų, ne, visažinių prie upelio, tegu sėdi prie upelio. Nežinau, atsakiau, neatsakiau, ne? Tai atsakėjai, aš tavęs klausiu, ką tu darai kaip vadovas, šituos mažinant kažkokius tai nepakankamumus, ne, tai mokas. Dar darau prisitraukimus, aš darau. Ok. Ką tau jie duoda be stipraus fizinio kūno? Galiu, jeigu kur nors bus kokia situacija, bėgsiu kur nors ir reikės, užsikabinti ant kokios sienos, galėsiu prisitraukti ir perlipti sieną. Kiaurai sieną. Tai darau dabar prisitraukimus. Ar jautiesi vienišas, būdamas vadovu, kartais? Kartais, ten sako, ne, taip, kad taip sako, kad vienišiausia yra profesija būti vadovu. Bet tai vienišamgi nėra blogai, ne? Kodėl būti vienišam blogai? Tai pabūt su savim, pamastyti. Tai yra du terminai. Ar man liūdna būti kažkokiam vienam? Tai yra vienišumas ir vienatvė. Tai du skirtingi matyti terminai. Vienatvė, tai apie ką tu matyti ir šneki, kad kartais pabūti vienam,
tyloj, išvažiuoti į tylos stovyklą, pareflektuoti, supras kažką daugiau apie save, tai yra viena. Bet vienišumas yra tas jausmas, kuris, matyt, turi kažkokį kitokį atspalvį, kad nežinau, vienam reikia priimti kažkokį sudėtingą sprendimą, vienam išbūti su savo nepatogumu, netobulumu, Bet galima nueiti pas, nežinau, kunigą, draugą, ten kokį autoritetą, sesę, brolį, nežinau, tėvą. Ir pasikalbėti apie tai, žiūrint, kokie santykiai yra jo. Bet aš tai kažkaip tai nenoriu ten, kam čia būti vienišam. Tai yra kolegų, yra žmonių aplinkui ir galima visą laiką pasikalbėti. Kartais bėgi į tą ratą, kur pradžioje šnekėjom ir žiūri, kad valgai vienas per 10 minučių šitam prie ofiso, ten, trobeliai. Tai bet čia 10 minučių pavalgy ir eini dirbti. Nėra čia gerai, bet va tenai gal kartais būna toks vienatvėje. Su cepelinu. Bet tai gerai, tai pagalvoji, kaip tas cepelinas vyrė ten, kaip viduj ten, ta mėsa, žinai, spirgai. Yra ten irgi visai. Yra erdvės, apie ką reflektuoti ir apie ką pagalvoti. Ir nieko čia blogo, 10 minučių pabūti. Su cepelinu. Pats kaip cepelinas, su cepelinu. Tu kažkaip labai pozityviai viską žiūri. Ir atrodo, kad tau, nežinau, ar pozityviai, ar filosofiškai tam vadovo kely viskas atrodo ištveriama, pakeliama ir labai išsprendžiama. Tai gal galima taip rinktis turbūt, būti pozityviai arba būti kažkaip labai susirūpinus ir ten, aš kažkaip pozityviai tai net zin. Pozityviai tai o kodėl aš turiu būti kažkaip tai negatyviai nusiteikęs ir būti piktas. Tai juk viskas praeis anksčiau ir vėliau, o su kokiom pasiekmėm priklauso nuo tavęs. Tai jeigu tu kažką padarysi, tai vienaip įsispręs. Jeigu nieko nedarysi, tai įsispręs kitaip, kuris ten kitas nuspręs už tave turbūt tavo kažkokį situacijos likimą. O kartais gal reikia pagerti arbatos ir nėra tos problemos, kartais reikia ją spręsti, kažkaip tai aš stengiuosi, čia palauk, kažkada tai prieš savaitę kalbėjom su kolegom, o kada juokiamės, kur negalim sustoti. Tai vat reikia daugiau atrasti situacijų, kuriuose juokiamės, kai nebegalim sustoti. Kai yra mirk iš juoko. Kaip parodo pirštai ir atrodo... Tai mes vis kažkaip... Man atrodo, kad mes siekiam, kai būnam vaikai, būti suaugusi, o suaugę norim visi tą vaikystę. Tai kažkaip vėl reikia to balanso, ne? Reikia pasijuokti, reikia pasimurdyti purve, reikia... Aras rašo antrą kartą, uždėk limitą. Tai aš gal uždėsiu tam limitą. Mano sūnus sako, uždėk limitą, nes negali susilaikyti. Gerai, padėk žmogui. Padėsiu žmogui. Gerai. Tai, Arai, uždedu tau limitą. Šaunuolis sūnus, pats pasako, kad limitą uždėk. Kad reikia pagalbos susivaldyti. Vat pašnekėkim apie sūnų, taip pradėjai kalbėti apie tave, jauną, jeigu grįžtum dabar su visa savo patirtim, visom išmoktom pamokom, dabartiniu sąmoningumu. Ką tu patartum savo jaunesniam, ko galbūt ir dabar tik pradedantys kelią vadovai nemato, sureikšmina per daug stipriai ar atvirkščiai, nesureikšmina ir
Tai kitus savo tai dalykus? patarčiau būti laisvesniu mokykloje, negalvot labai, ką kiti pasakys, gyventi tokį tyrinėtojo gyvenimą daugiau, o ne vis galvot apie... Bet čia toksai gal tų laikų toks nepilnavertiškumo vis. Tai vat patarčiau toks, dabar Arui sakau, tu dabar turi. Jei tau gaunasi, sakau, tai gyvenk, maks tenai tą mokyklos gyvenimą, žinai, ir nebijok. Ten vakar piešė tokį piešinį etikoje, ten, kur tema buvo, kas man gyvenime svarbu gal. Tai sakau, kaip čia man, aš nupiešiu, čia gerai nupiešiu, sakau, taigi čia nedailės pamoka. Tu nupiešk taip, kaip jauti, kas tau svarbu. Gali kvadratukais, rutuliukais, gali ten gražiai, kaip tu nori. Taigi net toks klausimas. Tai nežinau, tai vat nupiešt kiekvieną vietą, nupiešt, kaip tau atrodo tuo metu, nes vaikystė tokia ir yra tyrinėti ir atrasti. Tai kažkaip tai aš patarčiau būti laisvesniu vaikystėje. Nežinau, ar tada aš būčiau tuo, ko dabar esu, bet jeigu nutiktų toks momentas, kad galėčiau pakeisti, tai turbūt, kad nieko nekeičiau, nes esu dabar ten, kur esu ir man patinka čia būti. Aš kažkaip tai laiko mašinos neieškau, kad čia nei į priekį, nei atgal. Tai pabaigai aš norėčiau užbaigti taip. Giedre, o kam tau reikia šitų pokalbių? Ką jie tau duoda ir kokia tau prasmė iš šitų pašnekesių? Auginančių pokalbių, ne taip vadinasi? Jo. Tai aš irgi, žinok, savęs kartais klausiu, nes yra reikalų ir jiems pasiruošti ir prisikviest pašnekovus. Ačiū, kad tavęs nereikėjo labai ilgai kalbinėti. Bet vis tiek, tai yra užimantis laiko dalykas. Kitas dalykas, aš kiekvieną kartą labai jaudinuosi ir prieš pokalbius, ir per pokalbį vis išgyvenu tam tikrus jausmus. Tai tikrai man kyla klausimas, kam man to reikia, Giedre, kodėl tu čia tą sugalvoji. Bet iš tikrųjų, mano irgi matyti, tai yra tam tikra augimo forma. Aš taip susipažįstu su naujais žmonėm, pamatau tam tikrus dalykus, kurie ir man yra labai svarbus. Ir tai yra tam tikra terpė pareflektuoti ir atpažinti save. Kokius dalykus priimt kaip tokį pastiprinimą. Nes aš kai kalbu su žmonėm, daug pasiekusiais ir girdžiu, aš kažko irgi kartais bijau, man atrodo, ten nepavyks ar nepavyksta ir kažkaip išsikapstau, tai man toks yra kaip pastiprinimas, kad ir aš turiu teisę nežinoti, ir aš turiu teisę daugiau gal atsipalaiduoti ir per daug rimtai nežiūrėti, kaip tu šiandien ne vieną kartą užsiminei pokalbį. Tai čia mano, žinai, auginantis pokalbiai yra man, kad aš augčiau irgi, jeigu dar kažkam tai kitam suteikiu prasmės ir pareflektuoti, kaip pašnekovam arba klausytojam išgirsti kažką įkvepiančio, tai manau, kad yra labai prasmingai praleistas laikas. O šitas laikas tikrai buvo praleistas prasmingai ir dėkui tau, kad tu manęs paklausai. Man irgi patiko paklausti, ne tik atsakyti, bet ačiū už pokalbį. Dėkui. Buvo kažkaip jėga, man patiko. Super, fainai labai. Ir pabaigai, tai aš noriu tau dovanų, padovanot savo knygą. Jis buvo leista kaip ir personalo vadovam, bet kas skaito, sako tikrai ne tik jiems. Tai čia jėga. Parašy knygą. Taip, čia yra ir tavo personalo vadovės istorija, jūsų organizacijos personalo vadovės. Ir mano tokie filosofiniai pasvaiščiojimai apie tai, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš noriu gyventi ir kas man yra svarbu gyvenime, tai gal bus kažkokių vertingų įžvalgų. Gerai, ačiū tau labai. Dėkui labai. Ačiū už pokalbį. Ir dėkui visiems, kas klausėt. Tikiuosi, kad šis pokalbis buvo dar vienas auginantis pokalbis ir iki kito karto.